Labas vakaras, mėlyjeji. Jūs žiūrite laidą Kultūros aidai. Savaitgalį merkinė šventė vardo paminėjimo 650-metį. Ta proga šeštadienį merkinėje surengta jubiliejinė šventė čia Vienaragio gyventa. Aikštėje šurmuliavo tautodailininkų mugė, buvo demonstruojami senieji amatai, koncertavo meno kolektyvai. Šventėje užkalbinti tiek jaunesniosios, tiek vyresniosios kartos atstovai atvirai išsakė savo meilę šiam legendiniam kraštui. Rugpjūčio 15-16 dienomis Merkinės miestelis 15–18 amžiuje buvęs vienas iš 10 didžiausių Lietuvos miestų šventė gana solidų jubiliejų. Savo vardo rašytiniuose šaltiniuose paminėjimo 650-metį. Tačiau dar labiau šis dzūkų miestelis didžiuojasi tuo, kad čia po oficialaus Lietuvos krikšto 1387 metais viešėdamas Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila pasirašė Magdeburgo teisės Vilniaus miestui. Šį įvykį ir kitus svarbius miestelio jubiliejus priminė gausybė renginių. Šventės metu buvo pašventinti 3 ąžuoliniai koplytstulpiai, pastatyti miestelio jubiliejui. Vyko futbolo turnyras, koncertavo meno kolektyvai, šurmuliavo tautodailininkų mugė. Buvo demonstruojami senieji amatai. Garsi tradicinių amatų puoselėtoja Saulė Lazaravičienė miestelio šventėje demonstravo kaišytinių juostų audimą. Tąkart ypač didelio susidomėjimo meno kūrėja esą sulaukusi iš šventės svečių užsieniečių. Ne tik lietuviai, ne tik merkiniškiai, bet ir užsieniečių čia buvo atėjusių. Tai jau labai jom čia buvo įdomu, kad jau su tokiom staklėm šitoks darbas čia vykdomas. Nu ir vat moterėlė irgi, jinai, reiškia, audėja šitą. Bet tu atsako, aš niekaip neįsivaizdavau, kaip tas kaišytinės juostas. Jinai lovatiesės audžia, o čia jau juosta. Ir kuo čia jos ypatingesnės tos kaišytinės juostos? Kaišytinės, tai jau pats pavadinimas pasako, reikia kaišyti. Parenkama su peiliu pagal raštą ir tada jau reikia pakamšyti su siūlu. Tuo. Tai vat ir vadinasi kaišytinės, nes yra rinktinės. Tai ten, irgi ten su tuo peiliu irgi, bet jau ten jau jos trupučiuką kitokios yra. O čia vat audimas yra iš blogos pusės. Čia pat buvo galima pasigrožėti tautodailininkės išaustų margaspalvių juostų ekspoziciją. Jau čia tiek aš turėjau, tai visas ir atsivežiau. O raštą tai aš renku labai įvairiai iš visur, žinokit, ir iš knygų, ir iš lovatiesių, ir iš rankšluosčių, tų senovinių. Visas tokias atskiras detalės parenki ir paskui jau komponuoji patį raštą. Pačios audimo staklės sulaukė ne mažesnio smalsuolių dėmesio nei įmantriausi juostų raštai. O staklės tai padarė tėvelis mano. Amžinatelis, žinoma, jau jam. Ir tos staklės turbūt apkeliavo jau ne vieną miestą ir miestelį. Oi, apkeliavo, žinokit, Paryžiui buvau irgi su staklėm. Nu, jau šitą Lietuvoj, tai jau tikrai jau daug kur esu buvus. Amatų kiemelyje šurmuliavo bene žymiausi Dzūkijos krašto tautodailininkai, senųjų amatų puoselėtojai. Liongino Šepkos premijos laureatas, medžio drožėjas skulptorius Saulius Lampickas, draugė su žmona Audronė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė, savo dalyvavimu puikiai įsikomponavo į bendrą senųjų amatų puoselėtojų ratą. Merkinė, kažkaip vis tiek su savo istorija, su savo legendom, tas miestelis man toks artimas širdžiai. Tai va taip, kadangi kvietimas buvo iš anksto, tai ištaikiau ir grįžau į Dzūkiją, nes šiemet po Lietuvą keliavau po plenerus. Kokius darbus čia atsivežėt šiandieną ir atvykai ne vienas draugė su Audronė ir ką čia galima išvysti, įsigyti iš jūsų sukurtų darbelių? Nu tai šiaip viskas, kas pas mane ir yra tradicinė, tai tokia, sakykime, pradėjom čia prieš porą metų klumpės su uošvių bendrom jėgom.
Tai va, klumpių šiek tiek turiu paukščiukų, turiu gėlyčių, turiu rūpintailį, turiu angelų. Va, vieną tokį parodinį drožinuką atsivežiau, kaip sakyt, nu, parodyti žmonėms, nes šiaip ne tiek, kad parduoti, bet žmonėms taip džiaugsmas kažką pamato tokio šiek tiek gražesnio, šviesesnio. Iš Zakavolių kaimo atvykusi Evelina Buržinskienė gamino nagines, tiksliai tokias, kaip ir prieš daugelį metų, kuomet šis apavas buvo dėvimas kasdien. Čia yra naginių raukimas ir gaminama iš odos, veršiuko čia yra oda, o įrankiai yra jau šiuolaikiniai, kaip matote, ir labai aukštos kokybės. Tai va, bet tai yra senovinės naginės. Va šitos va yra kitokios rūšies, tai yra dar senesnio laiko, jau gotikos laikų bateliai. Tai va, tai aš tokį amatą rodau ir gaminu ir parduodu. Tai va. Ir ar domisi žmonės ir kam perka, jeigu perka, ar nešioja, ar tiesiog šiaip dėl įdomumo pasilieka, ar visgi jos yra nešiojamos ir šiandien? Dažniausiai užsako tai kolektyvai šokėjų. Bet kartais žmonės perka, taip dabar ką tik nupirko iš Prancūzijos moteris, norėjo prie savo tautinio kostiumo, kad jai tiks ir va šitos naginės, nes vis tiek jos būdingos visam pasauliui. Nėra čia tik tai lietuvių arba dzūkų. Profesionali odininkė Ramutė Toliušytė demonstravo knygų rišimo amatą. Šiuo atveju tai yra sumodernintas itališkas rišimas, 15 amžiuje jisai buvo populiarus ir tas, sakykime, yra lengva jį rišti, nėra daug sudėtingų detalių, kur klijuoti ir toks atviras, lengvas, odos tik tai viršelis minkštas ir už tai aš galiu čia kart pademonstruoti, kaip tai daroma. Šiaip tai buvo primirštas eilę metų, yra visai tie tokie sudėtingesni rišimai, o šiuo metu aš rodau tokį lengvesnį rišimą, kad matytų žmonės, kaip tai darosi. Merkinė nuo seno garsėjo juodosios keramikos meistrais ir šiandien čia gyva juodosios keramikos dvasia. Akį traukė liaudės amatininkės keramikės Teresės Jankauskaitės kūriniai. Labai poetiški, nesudėtingos formos, su gyvų augalėlių įspaudais, spinduliuojantis ypatingą nuotaiką. Visą laiką galvoju, kad tos keramikos visokios yra glazūruotos, sakykime, ir visokių būna molių, o čia yra paprastas lietuviškas molis, bet yra degimo būdas. Ir susidomėjau dar būdama Dailės institute, atvažiavau į Merkinę ir iki pačiol aš čia ir dirbu. Taip, kad man viskas, kas yra, tai būtent juodoji keramika. Visas mano gyvenimas toks. Na ir kuo čia ta žavi ta Merkinė, ko jį traukia, nes vis tiek kažkodėl tai menininkus traukia jį. Kodėl? Gamta, man atrodo, viskas surišta su gamta. Ir miškai, ir ežerai, ir kalneliai, ir kloneliai, viskas yra gamta. Ir viskas, mano visi kūriniai taip ir vadinasi, visi surišti su gamta. Teresės Jankauskaitės kūryboje į darnią visumą susilieja unikalūs juodosios keramikos kūriniai ir žolynai. Nagi šiandien žolinės, tai kaip be žolyčių nebeatvažiuot, tiesiog būtų neįmanoma. Ir vainikus pinu, ir verbeles rišu, be gamtos ir be žolyčių, be gėlyčių, taip pat nieko neišeina man. Viskas yra surišta. Tarp patyrusių senųjų amatų meistrų Merkinė šventėje šurmuliavo ir jaunosios kartos atstovai. Amatų mokyklėlės auklėtiniai pristatė savo kūrybos darbus. Kuo čia prekiaujate, ką esate pagaminę, matau, ir čia toks ypatingai šiai progai tik skirtas turbūt medalis. Taip, tokie medaliai yra specialūs, jie buvo padaryti šiai šventei. Jie yra specialūs, kaip jau sakiau, ir jų buvo surišta tik tai 50. Mes juos irgi pardavinėjome žmonėms, kurie jau supranta, ką reiškia sukaktis tokio ilgo amžiaus, kaip 650 metų. Na ir kągi reiškia ta sukaktis tavo akim žiūrint? Tai, kad mano miestelis jau yra ir legendinis, kad pragyventi tiek laiko. Net ir daugelis didelių miestų negali taip ilgai išbūti, nepažeisti, nesunaikinti. Merkinė jinai stovėjo ilgai, bet jinai vis tiek nepasidavė. Kada ją naikino, jie atsistatė ir nieko jie neatsitiko. Todėl aš ir jaučiu, kad tai pasakymas, jog mūsų miestelis yra legenda. Ir tu pelnytai jo didžiuojasi? Tikrai taip. Aš čia gimiau, užaugau ir vis dar augau, ir vis dar mokausi, ir vis dar amatauju. Ir aš už šitą savo miestelį esu tikrai pasididžiavęs.
Visa širdimi, ne tik žodžiais, bet ir darbais mylinčių šį kraštą, tądien sutikome ne vieną, tiek tarp jaunimo, tiek tarp vyresniųjų. Garsus teatro režisierius Jonas Jurašas, ilgus metus gyvenęs anapus Atlanto, teigia būtent čia atradęs tai, ko niekur kitur pasaulyje negalima rasti. Gyvenimo pilnatvę ir dvasios ramybę. Kodėl jūs esate čia? Kas jūs sieja būtent su šiuo gražiu kraštu? Aš čia mano naujoji tėvynė, Dzūkija ir Merkinė, ir aš čia gyvenu Santakoje, prie Merkio ir Nemuno santakos, turim mes vasaros namus. Ir iš tikrųjų jaučiuosi, kad su kiekviena tokia švente ir kiekviena tokia diena aš jaučiuosi, kad vis labiau ir labiau tampu iš tikrųjų naujojų dzūkų, kaip mane pavadino, jau čia kai kurie spaudos atstovai. Ir mes jau gyvenam čia 12 metų. Ir vasaromis, ir labai dažnai apsilankom. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien man yra garbė būti liudininku šitokios nuostabios, gražios šventės. Ir visgi, kame ta paslaptis, kame čia ta trauka, kad visgi traukia žmonės, menininkus, tokius ypatingus žmonės ir jie čia užsilieka, ir jie nenori iš čia išvykti. Kame čia ta trauka? Tai čia ir yra kažkokia turbūt magija ir ypatinga tokia trauka ir aš nežinau net kaip įvardinti tą, bet tai yra iš tikrųjų nepaprastas, ypatingas kraštas ir ypatingas jos gamtovaizdis ir atmosfera, kuri turbūt jau tiek miestų, gyvenviečių, tokių tiek šalių. Aš pervažiavęs esu ir jaučiu, kaip tikrai yra čia kažkas to, ko ir niekur kitur pasaulyje negalima rasti. Miestelio 650 metų vardo paminėjimo šventė neapsiribojo vien koncertu ir vakaronė. Jubiliejaus atminčiai parinkti prasmingi atminimo ženklai. Ąžuoliniai koplytstulpiai, jėzuitų ir domininkonų, bernardinų bei Švento Petro ir Povilo bažnyčių stovėjimo vietose. Kitas prasmingas šios šventės atminimas ateinančioms kartoms – jubiliejinis akmuo antspaudas. Neliko nuošalyje ir spausdintas žodis. Išleista Gerdos Giedraitytės Gudjurgienės atsiminimų knygelė Atmintis yra rojus. Pasak Merkinės seniūno Gintaro Tebėros, aukotojų ir kitaip prisidėjusių prie šventės organizavimo žmonių ir įmonių sulaukė labai daug. Aš visiems, nepriklausomai nuo aukos dydžio ar įdėto darbo, noriu nuoširdžiai padėkoti. Ačiū Jums, mielieji. Ačiū Jums nuo visų Merkinės gyventojų. Sostinės savivaldybė iš administracijos direktoriaus rezervo Merkinės bendruomeniai skyrė 9 000 litų. Šventės čia vienaragio gyventa renginio metu miestelio seniūnas įteikė Merkinės vėliavą Vilniaus miesto savivaldybės atstovams. Vilniuje kitais metais prasideda didelis ciklas švenčių, kuriame bus sostinėje, šalies sostinėje pristatomi regionai. Ir būtų matyti keista, jeigu šitos šventės prasidėtų ne nuo dzūkų dienų, ne nuo jūsų visų kviečiamų į Vilnių į garbingą šventę. Ir dar noriu, dėkodamas jums pasakyti, kad Vilniaus miesto savivaldybė tomis kukliomis paramos formomis, kurios nutikė, neapsiribos. Ir mes tikimės, kad Merkinės ir Vilniaus bendradarbiavimas bus ilgas ir laimingas. Ačiū Jums visiems. Na, o kad neliktumėme nemandagus, kviečiu savo kolegą, vicemerą Vidmantą Martikonį, taip pat įteikti dovaną seniūnui. Tai dar keletą žodelių. Savo krikštamotei Merkiniai Vilniaus miestas norėtų atsidėkodamas įteikti tokį angeliuką, kuris jau gyvena daugelį Europos žymių miestų ir lygiai taip pat jam būtų garbė šitam optimistui ir gerų darbų darytojui gyventi ir Merkinėje. Tai aš vis dėlto su tokiu šūkiu, kad Merkinė tebėra ir tebūnie, įteikinėjau šitą
Angeliuką miesto seniūnui. Merkinė viena seniausių Lietuvos gyvenviečių. Teigiama, kad žmonės čia gyveno jau 10 000 metų prieš mūsų erą. Tuos laikus mena akmens amžiaus Merkinės stovyklavietės ir gyvenvietė. Nemuno ir Merkio santakoje stovėjo kryžiuočių kronikose nuo 1359 metų minima Merkinės pilis, kurią 1377 kryžiuočiai nusiaubė. Lietuvos krikšto metais 1387 tvirtovėje buvo įkurta pirmoji Merkinės bažnyčia. Čia Jogaila tais pat metais, būdamas Merkinėje, suteikė jai miesto teisės. Iš didingos Merkinės praeities neliko nei rotušės, nei vienuolynų. Liko tik viena bažnyčia ir 2 Magdeburginio miesto ribas žyminti stulpai. Tačiau, pasak merkiniškio Algimanto Černiausko, būtent čia, Merkinėje, kaip niekur kitur Lietuvoje, pajunti, suvoki žmogaus ir gamtos santyki istorijos šviesoje, kurioje virš Nemuno ir Merkio santoko švyti laumės juosta. Dievo taikos su žmogumi parašas. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje nuo pat jos gyvavimo pradžios plėtojama ne tik informacinė, bet ir išskirtinai intensyvi, novatoriška kultūrinė veikla. Drįsčiau teigti, jog būtent ten vykstantis įvairūs renginiai suburia tikrąjį mūsų miesto kultūros elitą. O ir skaitytojų niekuomet netrūksta. Net vasarą bibliotekos darbuotojai negali atsikvėpti. Alytaus miesto viešoji biblioteka įkurta Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1993 metais. 2004 metų gruodyje bibliotekai suteiktas ilgamečio jos bičiulio iš Alytaus kilusio žinomo rašytojo Jurgio Kunčino vardas. Per metus čia apsilanko per 120 000 lankytojų. Jeigu bet kurio iš jūsų paklaustumėm, kas yra biblioteka, dauguma atsakytų. Tai vieta, kurioje išduodamos knygos į namus. Taip, tai tiesa, bet tai tik viena iš daugelio bibliotekos funkcijų. Be abejo, bibliotekoje yra keletas skaityklų, tai yra bendroji skaitykla, kurioje yra įvairios mokslo knygos ir studentai prasidedant mokslo metams, tai yra pilna užsėsta skaitykla ir kur naudojasi įvairiomis knygomis. Taip pat yra periodikos skaitykla, tai be abejo spauda visa ir taip toliau. Na, žinoma, taip pat yra prenumeruojamos įvairios duomenų bazės. Viena iš duomenų bazių tai yra Litlex, tai yra teisės duomenų bazė, kur galima rasti visus įstatymų pakeitimus ir taip toliau. Kita yra duomenų bazė, tai būtų EBSCO Publishing, kur yra įvairūs užsienio serijiniai leidiniai. Ir čia gali žmonės susirasti informaciją įvairiausiais klausimais. Tai ir gamtos, ekonomikos, bankininkystės, medicinos ir taip toliau. Tačiau, žinoma, ta bazė yra užsienio kalba, bet tie, kurie įvaldė anglų kalbą, tai neturi jokių problemų. Į Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos abonemento skyrių užsukę įvairaus amžiaus skaitytojai čia randa itin platų knygų pasirinkimą. Turim gerų knygų, sakykime, Judy Picoult, labai gera autorė, kurią tikrai rekomenduočiau daugeliui. Skaito Sandros Brown, skaito lietuvių, sakykime, Černiauskaitės, Jazukevičiūtės knygas. Tie, kurie ieško, tie randa. Ir tiesiog man patinka tie žmonės, kurie neskuba bibliotekoje, pavaikštinėja ir suranda tai, kas miela širdžiai. Ar turite daug pastovių lankytojų, kurie pastoviai kas savaitę ar net ir dažniau užeina ir tikrai skaito knygas, domisi? Ir ar daug tokių yra Alytuje? Taip, turime savus skaitytojus, turime ir iš tikrųjų ateina žmonės, su kuriais jau susigyvenę taip, kad jie ateina ir pasišneka. Jie nori pasišnekėti, sakykime, apie save, apie dar kažką paklausinėje, kaip mums sekasi. Tai yra tokie iš tikrųjų pastovūs skaitytojai. Ir šiaip galiu pasakyti, kad net nežiūrint to, kad tai dabar vasara, žmonių tikrai labai daug, mūsų skyriuje būna 150, 120 kasdien apsilanko, mažiau kaip 100 beveik nebūna. Tai šiuo metu net ir vasaros metu.
Nuo pat bibliotekos gyvavimo pradžios čia plėtojama ne tik informacinė, bet ir išskirtinai intensyvi, novatoriška viešoji kultūrinė veikla. Daug dėmesio skiriama iš Alytaus kilusių kūrėjų atminimo įamžinimui, jo išsaugojimui ateities kartoms. Išradingai dirbama su jaunimu, siekiant sudominti skaitimų apskritai, supažindinti su iškiliausiais lietuvių literatūros kūrėjais bei kitais menininkais. Ypatingas dėmesys skiriamas kraštotyriniai veiklai. Kraštotyros skaitykloje galima rasti pačios įvairiausios medžiagos atspindinčios vieną ar kitą temą. Pirmiausia yra kaupiamos, saugomos knygos apie Alytaus rajoną, apskritį, taip pat Dzūkiją. Ir ne tik knygos, tai yra ir spauda, periodiniai leidiniai leisti Alytuje, taip pat Dzūkijoje. Turime čia mes ir labai senų, netgi komunistiniai rytojai pas mus čia yra saugomi, kurie tikrai sulaukia tokio nemažo susidomėjimo iš moksleivių. Pas mus lankosi mokslo metais nemažai moksleivių ekskursijų būna ir jiems tiesiog būna kokių 60 metų tas komunistinis rytojus, toks kaip atradimas, tiesiog labai jau jie susidomėję varto. Na, taip pat čia yra kaupiami renkama informacija iš periodinių leidinių, taip pat knygų, daromos kopijos tam tikromis temomis apie žymių žmonės, Alytaus, Dzūkijos, taip pat įvairios lankytinos vietos ir tiesiog sudaromi tokie yra aplankai ir atėjęs žmogus, studentai, moksleiviai gali tiesiog vienoje vietoje tą informaciją visą rasti. Bendrojoje knygų skaitykloje platus mokslui skirtų knygų pasirinkimas, įvairios enciklopedijos, žinynai. Čia dažniausiai lankytojai studentai ir vyresniųjų klasių moksleiviai. Na, šiaip vasarą galbūt populiaresnės buvo įvairios kelionių knygos, pažintinės apie įvairias užsienio šalis knygos. Taip pat sodininko, knygos apie sodą, sodo priežiūrą, augalus. Tai tokios populiaresnės. Čia pat yra internetinė skaitykla, kuri tikrai vis dar labai populiari, tiek maži lankytojai pas mus čia ateina, mokinukai ir tiek ir vyresni. Tai vaikai domisi vis dar žaidimais, na, o šiaip suaugę ir darbo paieška, skelbimai įvairūs, pažintiniai puslapiai labai irgi vis populiarūs. Na, taip, kad lankytojų tikrai netrūksta. Jurgio Kunčino bibliotekoje įkurtas naujas padalinys interneto prieiga pagal projektą Bibliotekos pažangai. Čia gali užeiti kiekvienas miesto žmogus, net ir neturintis skaitytojo bilieto. Tai yra nemokamas kaip visagalis internetas. Čia be abejo ne tik galima rasti informaciją įvairiausią, bet tie, kurie naudojasi, tai puikiai žino, kad tai galima mokėti už paslaugas, galima, sakykime, registruotis pas gydytojus internetu, sužinoti darbo grafikus, galima elektroninė prekyba ir taip toliau. Taip pat dokumentų spausdinimas, kopijavimas. Prasidėjus mokslo metams moksleiviai skaityklose gali ruošti pamokas. Na, galbūt puikiai vieta ir susitikti draugams ir taip toliau. Jurgio Kunčino biblioteka turi jaukią salę parodoms įvairiems renginiams. Visame Alytuje nerasime tokios vietos, kurioje ištisus metus viena paroda keičia kitą, o čia vykstantis renginiai neabejotinai pritraukia tikruosius kultūros veikėjus, menininkus, entuziastus, intelektualius, išsilavinusius žmonės. Šiais metais vyko gana daug renginių, pas mus viešėjo ir dainininkas, kompozitorius Alvydas Jagelevičius, rašytoja Buivydaitė, taip pat buvo didelis renginys skirtas Rimui Burokui, viešėjo rašytojas Aputis, na ir daugelis kitų, tiesiog įvairiai būna, kartais patys pasisiūlo, kartais mes tiesiog kviečiamės kažkokius žmonės. Ir ar daug lankytojų sulaukėt būtent atvykstančių į specialiai renginius? Būna gana įvairiai, žinokit, bet turbūt pasakyti, kad salės pustuštės negalėčiau tai pasakyti, kadangi iš tikrųjų, pavyzdžiui, sakykime, kai buvo, čia žinoma, be abejo, Rimą Buroką labai daug kas pažinojo, bet salė pilnutėlė, taip pat Imbiero vakarai pilnutėlę salę surenka, taip kad iš tikrųjų žmonės turi ką pasižiūrėti ir kuo pasidžiaugti.
Bibliotekoje nuolat veikia Jurgio Kunčino memorialinė ekspozicija, kurioje sukaupti ir eksponuojami autentiški rašytojo rankraščiai, laiškai, piešiniai. Unikalios nuotraukos, satyriniai leidiniai, publikacijos iš periodinių leidinių apie rašytoją ir jo kūrybą, ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbomis, asmeniniai daiktai ir kiti įvairūs dokumentai susiję su rašytoju. Taip pat galima susipažinti ir su rašytojo kūriniais, romanais, novelėmis, apsakymais, eilėraščiais. Siekiant išsaugoti paliktą alytiškio rašytojo Jurgio Kunčino atminimą, literatūrinį tokį palikimą, ir buvo sumanyta įkurti tokį kambarį. Čia galima susipažinti su visomis rašytojo paliktomis knygomis, taip pat vertimais, taip pat yra sukaupti sektuvai apie jį rašytą įvairiuose periodiniuose leidiniuose, taip pat įvairūs straipsniai, tiesiog jo rašyti periodinėje spaudoje. Na ir nuolat veikianti fotografijų ekspozicija. Taip pat čia yra jo spausdinimo mašinėlė, kurie ir buvo rašomi visi rankraščiai. Taip pat turime ir keletą asmeninių daiktų iš jo namų Vilniuje, kuriuos mums dovanojo žmona. Tai ir pieštukinė su dailiai nudrožtais pieštukais, ir rašikliai, ir gertuvė jo, taip pat ir sofa, ir dar keletas daiktų. Na ir taip pat yra ir visos knygos rašytos apie Alytų. Ir kas čia paprastai užeina, apsilanko, ar kiekvienas norintis gali čia pasižiūrėti, pasigrožėti, pasėdėti šioje sofoje? Čia gali užsukti bet kas ką tik tai domina. Užeina ir suaugę žmonės, taip pat jo bendramoksliai, jį pažinoję žmonės, taip pat ir nemažai sulaukiame mokslo metais moksleivių, kuriems tikrai būna įdomu, kiti netgi būna negirdėję apie tokį rašytoją. Ir gana įdomiai, jie čia ir nuotraukas pasižiūri, ir tą spausdinimo mašinėlę, ir jiems tokie būna įdomių dalykų atranda. Jurgio Kunčino viešoji biblioteka turtinga ne tik čia sukaupta literatūra, periodiniais ir kitais leidiniais, bet ir čia dirbančiais žmonėmis. 2008-aisiais už aktyvę kūrybinę veiklą puoselėjant Alytaus kultūrą bibliotekos kūrybiniai grupiai Giedrei Bulgakovienei, Linai Kamorūnaitei, Daivai Ivoškienei, Ilonai Krupavičienei, Vitalijai Pankienei ir Jūratei Česnaitei skirta Alytaus miesto kultūros premija. Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka skirta jūsų protui ir sielai. Ateikite ir praplėskite savo galimybes. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje atidaryta lenkų dailininko Gžegožo Šumovskio karikatūrų paroda. Tai pirmoji šio menininko kūrybos ekspozicija Lietuvoje. Praėjusio penktadienio vakarą vizualaus meno gerbėjai smagiai leido laiką Gžegožo Šumovskio šaržų ir karikatūrų parodos atidaryme. Dailininkas Gžegožas Šumovskis jau ne pirmasis lenkų menininkas, savo darbus Alytuje pristatantis dailės mokytojo Arūno Vaitkaus iniciatyva. Tokia, kad jau ne pirmus metus bendradarbiaujam su Gdansko menininkais ir vieno iš jų, kurių paroda nesenai buvo Alytaus kraštotyros muziejaus filiale Skrydyje Jano Misako, pasiūlytas buvo Gžegožas Šumovskis. Aš iškart sutikau, kadangi tai vienas žymiausių ne tik Lenkijos, bet ir pasaulio šaržistų, karikatūristų, kuris yra įvertintas daugiau kaip apie 100 įvairiausių Grand Prix tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje. Tai žmogus, kuris ne tik šaržuoja žinomus pasaulio politikus, menininkus, bet ir giliau pasižiūri į socialinės ir buitinės problemas. Šiandien mes galim čia pamatyti ir senai kartai pažįstamus žmonės kaip Leonidą Brežnevą, Putiną, Margaret Thatcher, Geležinę ledį ir kitus žinomus pasaulio bei Lenkijos politikus, menininkus. Įdomu tai, jog ne tik autoriaus darbai, bet ir jis pats Lietuvoje vieši pirmąjį kartą.
Aš labai džiaugiuosi savo kūrybą galėdamas pristatyti jūsų šalyje. Man labai patinka čia esanti parodinė erdvė ir žmonės, su kuriais dabar tenka bendrauti. Kaip teigia parodos autorius, herojus savo kūrėmiems šaržams ar karikatūroms jis esą renkasi atsitiktinai. Nuotaikingoje ekspozicijoje daugiau nei 100 dailininko Gžegožo Šumovskio kūrybos darbų. Tai nėra originalai. Originalai dažniausiai laimėję vienokius ar kitokius įvertinimus lieka tose šalise, kuriuose vyko konkursai. Dailininko Gžegožo Šumovskio šaržų ir karikatūrų paroda Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje veiks iki rugsėjo 15. Vėliau ji keliaus į Vilnių, Lietuvos nacionalinę filharmoniją ir Martyno Mažvydo biblioteką.